diskusijos, pokalbiai yra neatsiejami nuo plaukiojimo žydruosiuose vandenynuose. Ne? Tai reiškia, kad žmonės gali pradėti kalbėtis apie kažką tai tiesiog, konkrečia kažkokia tai tema, ir jeigu nėra valdomas pokalbis, rėmelių jeigu nėra kas imasi atsakomybės, iniciatyvos, kad suvaldytų visą tai, pokalbis išplaukia. Ne? Ir būna tokių atvejų, būna tokių situacijų, kai būtent tas toksai atitikimo rėmelis, arba suderinamumo rėmelis, tinkamumo rėmelis, labiausiai atitikimo rėmelis, angliškai relevancy frame, lietuvių kalba net neįsivaizduoju kaip išversti tiksliai, bet pažodžiui būtų atitikimas arba tinkamumas, padeda grąžinti žmonės prie temos, kurios mes pradėjom, arba prie to klausimo, kurį mes iš tikrųjų iš esmės sprendžiam. Kaip taip atsitinka, kad žmonių dėmesys pasibarsto, jisai išplaukia? Už tai, kad mes mąstome asociatyviai ir palietę vieną klausimą, palietę vieną temą, žiūrėk, nori, nenori, kažką tai iš pašnekovo, ar tai viens ant vieno kalbantis, viens su vienu kalbantis, vis tiek pašnekovas juk priklijuoja dar vieną temą, dar vieną temą, dar vieną temą. Ir tu supranti, kad tu turėdamas ten 10-15 minučių staiga prarandi pašnekovą, nes jisai įtraukia tave į tavo kažkokį tai, į savo kažkokį tai vidinį pasaulį, į savo kažkokią tai asmeninę tokią istoriją. Ne? Tai va būtent šitas atitikimo rėmelis, jisai ir leidžia elegantiškai visus grąžinti prie tos temos, nuo kurios mes pradėjom. Keletas tokių paprastų būdų, pavyzdžiui, vienas iš klausimų, kaip tai, ką tu sakai, susiję su mūsų tema. Labai elegantiškai, gali būti, kad yra kažkokia tai jungtis ir žmogus tik tai tiesiog labai ilgai sakiniais kalba ir to pasakys, kaip tai susiję. Kitas pakvietimas, tai yra svarbu, apie ką jūs kalbat, matau, kad yra svarbu, aktualu, bet šiandien arba dabar mums aktualu spręsti tą ir tą ir tą, o visa tai bus užfiksuota. Tai vėlgi, tai pažymėjom, kad tai yra svarbu greičiausiai asmeniškai kiekvienam, o dabar pratęskim, grįžkim prie tos temos, nuo kurios mes pradėjom. Šito rėmelio dar tokia paskirtis yra labiau apie efektyvumą, kad mes padarytume, atliktume, pasiektume tą rezultatą, dėl kurio mes susitikom, dėl kurio mes susirinkom. Jeigu mes kalbam apie tai, mes kalbam apie tai. Kitos palydinčius arba papildomos temos, joms arba atskiras susitikimas, arba galim jas pažymėti, kad jos svarbios, bet dabar mes kalbam apie tai, dėl ko mes sutikom. Tam tikra prasme kaip prioritetų iškelimas. Jis nėra apie prioritetus, jis daugiau apie dėmesio grąžinimą prie čia ir dabar, prie tos temos, apie kurią, dėl kurios mes čia susitikom, apie kurią mes nusprendę esame kalbėti. Dar vienas labai svarbus momentas. Šitas rėmelis, jis labai, bent jau mano patirtyje, labai tinkamas yra tokiam terapiniam kontekste, kai žmogus dėl to savo asociatyvaus mąstymo pasakoja vieną istoriją po kitos, tarp jų ten jungiamoji dalis tokia sunkiai yra žvelgiama, bet jis tiek labai stipriai nori įsipasakot, kad toks klausimas labai naudingas, labai padeda. Kaip tai susiję tarpusavį? Kas tarp šitų situacijų bendra? Kaip tai, kad tu pasakoji, susiję su to priežastim, su to klausimu, dėl kurio tu atėjai pas mane arba kreipėsi į mane. Ir paprastai žmogus susisiaurina, jis greičiau grįžta prie čia ir dabar, prie to klausimo, kuris yra rūpimas, arba randa tą pagrindimą, randa tą bendrą vardiklį. Tada mes žiūrim, kaip tas bendras vardiklis susijęs su ta tema, apie kurią mes kalbam, dėl kurios jisai čia yra atėjęs. Taigi, atitikimo arba tinkamumo rėmelis, elegantiškas būdas sugrąžinti pašnekovą arba grupę prie to klausimo, prie tos temos, nuo kurios jau netyčia grupė, prie tos temos, kur yra svarbi, apie kurią mes diskutuojam, jeigu grupė arba žmogus arba pašnekovas nuklydo kažkur tai į lankas. Prašau, taikykit, naudokit, praktikuokit.